Kristui. Malonu Jūs matyti. Žinau, kad kai kuriuos aš pirmą kartą matau, kai kurie ne pirmą kartą mato. Ir noriu prisistatyti, esu Gintaras Vitkus, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas. Mes esame dalininkai ir kartu bendradarbiaujame tiek Švento Ignaco kolegijos veikloje, tiek ir Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre. Profesinio mokymo centre. Tai ir žinau, kad čia susirinko labai daug žmonių, kurie yra labai perspektyvūs. Štai tokie jauni, žavūs vaikai, tėvelių ir mamyčių rankose. Ir žinau, kad jūs visi šiandien išvykstate į Aukštadvarį ir ieškoti gyvenimo gilesnės prasmės, naujai pažvelgti į kai kuriuos įprastinius dalykus ir savęs geriau suprastis, geriau savęs suvokti, geresnius ryšius su savo šeimos nariais užmegzti. Mes sakome, rekolekcijos tas metas surinkti, sukaupti, naujus ryšius megzti. Ir be abejo, vienas iš tokių esminių siekių yra, kad Dievo šviesoje visą tai matyti. Ir matyti, kaip Dievas suvokia, bandyti atspėti, ko Dievas nori mano gyvenime. Tai mes šitose įstaigose, kuriuose darbuojamės, praktiškai kiekvieną darbo dieną pradedame melsdamiesi ir skaitydami Šventą raštą, nes tikime, kad per Šventą raštą Dievas kalbina žmogų. Ir ne vien taip informaciją teikia, kad viena ar kita išminties sentencija, bet laukia, kad atsilieptų žmogus. Tai mes kiekvienas prašome tos didesnės drąsos ir suvokti, ko Dievas galėtų norėti iš manęs, ir kad paskiau galėčiau ir atsiliepti, savo gyvenimą tvarkyti. Tai ir klausykime šios dienos skaitinių. Atrodo, kad čia mes skaitysime tik tai Evangelijos ištrauką, sektų mane, iš Mato 19 skyriaus. Ir štai vienas jaunuolis prisartino prie Jėzaus. Atsiprašau, viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Štai vienas jaunuolis prisartino prie Jėzaus ir paklausė: Mokytojau, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? Jis atsakė: kam manęs klausė apie gerą? Vienas tėra gerasis. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įstatymų. Tas paklausė, kokių? Jėzus atsakė: nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė: aš viso to laikausi, ko dar man trūksta? Jėzus atsakė: jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. Girdėjome Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Keletą žodžių, o paskiau dar paskaitysime ir refleksijos, meditacijos iš žodis tarp mūsų. Taigi, šios dienos Evangelija kalba apie ieškojimą. Jaunuolis, kuriam rūpi jo gyvenimas. Noriu, kad būtų gyvenimas tobulas. Ką turėčiau daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą?
Ir tada Jėzaus atsakymas yra labai aiškus. Laikykis žaidimo taisyklių. Tas žaidimo taisyklės mes tikime įrašytos mūsų sąžinėse. Dievas duoda mums nuojautą, pajautą, kas yra gera, kas yra bloga, o paskui dar religija formuluoja daug aiškiau. Bet irgi pakankamai plačiai, o mes kasdienybėje paskui turim prisitaikyti, ar ne bendruosius principus, ką šiandien aš turėčiau daryti. Tai sako, elkis pagal žaidimo taisyklės ir gyvens. Bet tas jaunuolis dar kažko nori, sako, aš taip jau nugyvenu, aš jau esu geras žmogus, ko dar man trūksta. Ir štai tada išgirsta taip, kas priverčia nukabinti nosį. Jisai nesulaukia patvirtinimo, padrasinimo, o iš Dievo, iš Jėzaus lūpų išeina, atrodo, šokiruojantis lūkestis. Tau vieno trūksta. Eik parduok. Išdalink vargšus. Tada sek. Šitam viengungiui jaunuoliui reikalavimai buvo daug aukštesni negu kitiems žmonėms. Kiekvienas asmuo turėtų klausti, ką Dieve tu iš manęs tikiesi šiuo konkrečiu momentu arba šitame periode. Ir mes tikime, kad nėra visiems žmonėms vieningo reikalavimo, vieningo lūkesčio, bendro recepto, ką aš turėčiau daryti. Ir atrodo, kad iš kai kurių žmonių laukia radikalių apsisprendimų tam, kad galėtum būti tobulas, iš kitų galbūt mažiau, bet kas yra svarbu, kad Dievas kiekvienam žmogui tą siunčia žinią, ką jisai turėtų daryti. Ir žmogus turėtų atspėti pažinti. Tai rekolekcijos yra tas metas. Ir tie žmonės, kurie dabar važiuojate, nes stenkitės paskiau, kada bus jiems sudarytos sąlygos, jums tyloje pabūti. Ir nešventą raštą skaitant. Tiesiog patiems aktyviai kalbėti su Dievu. Dieve, ko nori. Leis man suprasti savo giliausius troškimus, nes per juos tu Viešpatie kalbini, ko aš ilgiuosi, ko man reikia. Ne vien tik tai čia proto lygmenyje, reklamų galbūt įtakoje, arba rūpesčių, rūpestėlių lygmenyje, bet ko aš iš tikrųjų trokštu. Tai yra ta didžiulė užduotis kiekvienam žmogui, kad aš būčiau amžinai laimingas. Kad aš turėčiau tuos dalykus, kurie išlieka, kurie nesunaikina. Tai ta, sakom, kelionės prasmė. O dabar klausykimės, ką žodis tarp mūsų dar sako, direktorė. Garbėjai Kristui. Iš tikrųjų miela matyti tiek daug vaikučių, ar ne, turbūt šitą Viešpačiui tikras džiaugsmas, kadangi pirmą kartą mato tiek daug vaikučių savo šitoje koplyčioje. Tai iš tikrųjų mums didelis džiaugsmas mūsų bendruomenei. Pirmiausia, tai dėkoju tėvui Gintarui už padarytas įžvalgas, už atėjimą, už buvimą kartu. Na ir taip pat dėkoju tėveliui Paliokui, kuris sutiko vesti rekolekcijas, kuris vyks, jėzuitas, kuris vyks kartu su jumis ir ves rekolekcijas būtent tėveliams. Tai noriu pasakyti, kad tai yra didelė laimė mums. Aišku, didelė atsakomybė, kaip ir skaitysime, kaip ir tėvas Gintaras sako įžvalgas darant atsakomybė, kadangi šitas darželis Ignaco Lojovos vardą. Mes jį turime pateisinti. Parašėme spontaniškai, bet matyt, tai buvo Dievo valia, o dabar iš tikrųjų mes turime tai pateisinti. Tai mums visiems yra didelis atsakomybė. Taigi, tai tikras irgi išbandymas ir šitos vaikučių klegesys, kalbos, tarkim, kaip ir tam tikra muzika pritariant tiek mum ir nusiteikime maloniai ir iš tikrųjų dar pasiklausykime, kągi sako šiandien dieną žodis tarp mūsų atliekant Evangeliją. Taigi,
Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 19 diena. Sek paskui mane. Kartais akys mus apgauna. Fokusininkų triukai dažnai būna pagrįsti mokėjimu atitraukti ir nukreipti žiūrovo žvilgsnį norimą linkme. Taigi kartais matome tik tai, kas yra nesminga. Ir turime naujai pažvelgti, kad pamatytume, kaip viskas yra iš tikrųjų. Mokėti perkelti žvilgsnį ir dėmesį svarbu ne tik kasdienime gyvenime, bet taip pat ir dvasinėme. Šiandien Evangelijoje skaitome apie Jėzaus susitikimą su jaunuoliu, kuris dėmesį buvo sutelkęs į tai, ar gyvena teisėtai. Iš tikrųjų jis buvo įsitikinęs, jog eina tikrai teisingu keliu. Jam terūpėjo, ar kur nors jis savo gyvenime nepražiūrėjo. Jis svarstė, galbūt yra dar koks nors dalykas, kurį jam reikėtų pridėti prie savo gerų darbų sąrašo. Bet Jėzus jaunuolio dėmesį nukreipė kitur. Jei nori būti tobulas, eik, parduok ką turi, išdalyk vargšams, kai turėsi grobį danguje. Tuomet ateik, sek paskui mane. Jėzus žinojo, kad turtingam ir įtakingam žmogui gana sunku įvykdyti šiuos žodžius. Jaunuolis taip kliovėsi savo gebėjimais, savo teisumu ir tobulumu, turėjo sutrikti. Jam turėjo būti sunku perkelti dėmesį į nuo savęs ir savo laimėjimų prie Jėzaus. Galbūt jaunuolis negalėjo domėtis kitais žmonėmis, nes jam labiausiai rūpėjo jis pats. Jaunuolių klausimą, kam jam galėtų daryti, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą, Jėzus jam atsakė: ateik ir sek mane, tai kelias į amžiną gyvenimą. Ši Evangelijos pastraipa taip pat byloja apie stabų galią trukdyti mums sekti Jėzumi. Šiam jaunuoliui trukdė nuosavybė ir turtas, tai jo stabai. Kitam galbūt trukdo jo socialinė padėtis, apmaudas ar nuodėmingi ryšiai. Iš tikrųjų, bet kas gali nukreipti mūsų žvilgsnį nuo Jėzaus ir jo kvietimo į amžinąjį gyvenimą. Kad ir kas tave sulaiko, nepaversk tos kliūties dar didesnė. Negalvok, kad Jėzaus kvietimą galėsi priimti tik tada, kai visiškai įveiksi visas kliūtis. Nenueik šalin liūdnas, kaip tas jaunuolis. Verčiau melsk Jėzaus padėti, tau pamažėl judėti jo link. Priimk Jėzaus kvietimą ir imk sekti čia ir dabar. Ten, kur esi, žvelk į jį. Jėzau, padėk man nukreipti žvilgsnį į tave ir sekti tavimi, kad ir kur tu bevestum. Taigi, labai ačiū, kad klausai. Ir aš manau, iš tikrųjų šiandien Evangelija ir šitie žodžiai mus taip pat sutelkia, kad mes permąstytume, turėsim galimybę ar ne, turėsit galimybę permąstyti ir pagalvoti. Iš tikrųjų didelė laimė. Aš labai džiaugiuosi šitą dieną, džiaugiuosi šitą pradžią kaip vadovas, kad iš tikrųjų pas mus pagaliau atsirado darželis. Ilgai lauktas, ilgai svajotas, iš tikrųjų Dievas padarė tokį sprendimą ir jis yra. Jis yra mūsų darbuotojų vaikams, mūsų mokinių vaikams. Tai yra didelė laimė ir didelis įpareigojimas mums prieš jaunus tėvelius, prieš viešpatį, prieš mus visus. Ar mes išlaikysim šitą egzaminą? Priklausys nuo mūsų pačių. Bet šiandien iš tikrųjų dėkokime Dievui už šitą galimybę. Melskime, garbinkime, prašykime ir džiaukimės, kad iš čia jis su mumis. Šiandien melskime už popiežių Pranciškų, prašydami jam dvasinį stiprybės, kai jis toliau stiprintų visus dvasioje. Melskime mes už visus vyskupus kunigus, prašydami jiems stiprybės.
Melskime mes už tėvą Gintarą, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis mus stiprintų dvasių. Melskimės mes už mūsų tėvelį, jėzuitą taip pat, kurio prašydami jam dvasinės stiprybės, kad iš tikrųjų tie žodžiai per Dievą pasiektų jūsų širdį, kad jūs grįžtumėte perkės. Melskimės už visą jėzuitų bendruomenę, prašydami jiem viešpaties palaimus, kadangi jie mus globoja. Melskimės mes taip pat už mūsų prezidentę, už mūsų vadovus, už mūsų Seimo narius, už mūsų švietimo ir mokslo ministrą, už visus vadovus, prašydami jiem suteikti išminties, siunčiant šventąją dvasią į jų visų širdis, tam, kad tie sprendimai būtų jų priimti mūsų tautos labui. Melskime mes taip pat už mūsų bendruomenės žmonės, melskimės už Bento Ignaco kolegijos bendruomenės žmonės, prašant jiems viešpaties palaimus. Melskime mes už šiandien dieną gimusius, prašant jiems viešpaties malonę. Gal čia yra kas nors šiandien dienoje, neprisipažįstami vienas. Melskime mes taip pat prašydami sveikatos tiem žmonėms, kurie yra ligos kapine. Taip pat prašydami stiprybės kiekvienų ekscelencijai ir visiems sergantys bendruomenės žmonėms. Melskime mes šiandien už Brigitą, už visus vadovus, kurie važiuojate su vaikučiais, iš tikrųjų už visus tėvelius, prašant jiem stiprybės, viešpaties palaimus ir Marijos globos. Taip pat šiandien melskime ir už mūsų išėjusius žmonės. Melskime mes už Nidarį, už Alfonsą Kazį, už Aušrą, Lidiją, Ingridą, Rimantą, Mariją, Aušrą, Violetą, Sigitą, Ireną. Taip pat prisiminkime visus kitus išėjusius mums brangius žmonės. Prašykime jų sielos, Marijos globos ir užtarimų mūsų reikaluose pasiečius. Dabar kviečiu visus susikibti rankom ir kviečiu bendrai maldai.